Dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki visi Jaunimo kodo klausytojai, prie mikrofono esu aš Gabrielė Krulytė, o šiandien svečiuose su manimi yra Skaidra Kriukaitė. Labas, Skaidra. Sveika, Gabrielė. Ir šiandien mes kalbėsime apie Skaidros liudijimą. Ir iš tiesų labai jau pasilgau šito žanro mūsų laidoj, nes tai pastaruoju metu mes įrašinėjom projektinės laidas ir štai dabar vėl grįžtame su liudijimais. Tai labai tikrai nekantrauju išgirsti visą tavo liudijimą, Skaidra, nes tokias nuotrupas tik esu girdėjusi. Ir iš tiesų tave pirmą kartą sutikau, prisimenu, ofise, mane supažindino tavo sesė Judita ir tu tuo metu dirbai tą pati žurnale. Tu buvai redaktorė ar? Ne, žinok, aš buvau viskas ten. Iš tikrųjų, šiaip buvau kaip ir administratorė, bet ir dešinioji ranka ir, žodžiu, dariau viską realiai. Taip, tai va, tai sužinojau, tada susipažinom ir kažkaip nuo tada man ir esi, Juditos sesė. o va dabar pastaruoju metu daugiau šiek tiek pradėjom bendrauti ir tikrai esi tokia, matosi stipri asmenybė, tokia kovotoja, tai gal ir tavo liudijime kažkiek atsispindės to, bet norėčiau dabar sužinoti, ką dabar veiki, nes man tai ryškiausia tavo rolė, gal ir kas nors žino, ta pati žurnalas ir tai buvo ir tavo tarnystė, ir darbas, bet ką šiuo metu veiki, ką šiuo metu tavo gyvenime vyksta. Taip, su to ta pati, labai įdomiai, iš tikrųjų aš esu dabar išėjusi į paprastą darbą, jau kelintą netgi turiu, kelintoje įmonėje dirbu, tai dirbu IT įmonėje kaip personalo vadovė. Labai myliu savo žmonės, iš tikrųjų. Tai kodėl aš pradedu nuo to, kad nuo darbo, nes iš tiesų per dieną mes, aš bent jau 9 valandas ten esu, tai labai daug laiko man tai sudaro, bet tuo pačiu, ką aš dar esu, aš esu 180 laipsnių bažnyčios narė. Buvau maldos tarnystės kaip ir vadovė, bet dabar jau išėjau į šabą ir grįžtu į šabą ir jaučiu, kad Dievas kviečia į paprastumą. Tai esu pasitraukusi iš to, bet malda vis dar likusi ir liks ir tikiu, kad tiesiog tai mano dalis yra. Esu Juditos sesė, taip pat labai gaila, kad jinai iš tiesų iš Argentinoje gyvena, bet nieko nepadarysi, esu dukra, labai myliu savo tėvus, jie gyvena Panevėžy. Tai esu daug vaidmenų viename iš tikrųjų. Taip, tikrai ačiū tau, iš tiesų, ką paminėjai maldos tarnystę, tai esi tokia tikrai užtarėja irgi teko su tim pabendrauti ir tu vedei per maldą, tai iš tiesų tikrai tavo tokia stiprioji pusė ir tokia tarnystė. Tai šiandien mes ir pakalbėsim daugiau, kaip tu įtikėjai, kaip Dievas tave palietė. Ką aš žinau, tai kad tu įtikėjai per savo sesę Juditą ir kad tu buvai labai priešiška. Tokia labai radikaliai nusiteikusi. Man labai įdomu, tie žmonės, kurie tokie būna labai priešiški ir kaip tada Dievas juos paliečia. Nes aš pavyzdžiui, asmeniškai nebuvau labai priešiška. Man nuo mažens ir močiutė kalbėdavo apie Dievą, tai aš tokia buvau, galvoju, reikia Dievo, bet gal vėliau čia reikia pagyventi. Tai labai bus įdomu, tad brangiai klausytojai, neišjungkite mūsų radijo, pasilikite kartu, dabar mes pasiklausysime muzikos ir po trumpos pauzės vėl sugrįšime į pokalbį su Skaidra. Radio stotis XFM. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Skaidra Kriukaitė šiandien yra mūsų laidoje ir dalinasi savo liudijimu. Dar nepasidalino, bet jau mes taip pasidalins. Tai Skaidra, tu buvai, kaip ir pati sakai, tokia priešiška Dievui, nebuvai ta tokia linkusi ar ieškoti, ar kažkaip galvoti, gal čia ir man reikia to Dievo. Tai papasako, koks ir tavo buvo tas gyvenimas prieš sutinkant Kristų, kaip tu gyvenai, ką darei, kuo kvepavai. Mano gyvenimas iš tikrųjų buvo labai
įdomus tuo, kad aš pirmiausia, kai aš buvau mokykloje, tai aš buvau labai tyli, rami, moksliukė ir aišku, iš manęs tyčiojosi, nes tai tikriausiai Nes buvai moksliukė. Taip, nes buvau moksliukė ir nežinau, ką kalbėti ir kaip, ir iš manęs prašė, kad duočiau nusirašyti, bet tik tai tiek manęs ir reikėjo. O duodavai nusirašyti? Nu, visai būdavo, iš tikrųjų. Taip, ir aš atsimenu tą tokį, kad neturiu draugų ir tą baimę eiti į mokyklą iki pat 12 klasės. Apie Dievą aš iš vis negalvojau, buvo vienas momentas, kai mano klasiokė, klasės draugė pasakė, kad yra ateiviai ir kad yra tie, kurie blogi, tai jų pėdos yra mėlynos, o tie, kurie yra geri, jų pėdos yra juodos. Čia žmonės geri ar ateiviai? Ateiviai. Ir žodžiu, ir tik tais pėdos matosi, neklausk. Bet žodžiu, esmė tokia, kad aš taip išsigandau, kad parlėkiau namo, parklubdžiau mano, Juditą mažytę ir liepiau melstis Dievui, kad ateiviai neateitų. Tai mano prisilietimas prie Dievo visiškai kažkoks, net nežinau, ką pasakyti iš tikrųjų. Rimtai, tai čia buvo tavo pirma malda tokia? Taip, mano buvo pirma malda tokia, o po to dar buvo momentas, kai aš bijojau, kad mama nenumirtų, tai tada ir buvo kažkoks prietaras, kad jeigu eini atgal, tai tada žingsniai skaičiuoja mamos mirtį, tai aš eidavau atgal kambarį ratais, daug kartų, kad suskaičiuočiau, kad daugybę metų mama dar gyvens ir tuo pačiu melsdavausi, tuo pačiu metu ir po to dar atsimenu atsigulus, gulėdavau lovoj ir belsdavau, žinai, kaip yra tas 3 kartus pabelsti medį. Ir tada iš ankstinius tokius belsdavau į medį tu ir beldžiu vienu metu, kad nieko blogo nenutiktų. O iš kur čia tokių išmokai tiesiog savaime? Visiškai neįsivaizduoju, bet aš dabar atsimenu, kad tai buvo toks plakinys visko ir tikėjau horoskopais ir viskuo. Žodžiu, mano toks prisilietimas prie Dievo. O šeimoje nebuvo praktikuojama? Šeimoje buvo, tėtis buvo toks kaip ir katalikas, kad mus pastoviai mums aiškino, kaip čia, mes neinam į bažnyčią, o mama buvo labai priešiškai nusiteikus. Aš buvau tokia, neįdomu, aš pabaigus visus reikalingus pirmą komuniją, išpažinties vieną kartą, jis buvo baisiausiai baisu, nes ten, dėdėjai kažkokiam sakyti ir kad nepamirščiau, žodžiu. Ir tiek. Ir aš išvažiavau, realiai iš tikrųjų išvažiavau iš mokyklos su tuo vidiniu tokiu sukrūva visokių prietarų. Netikėjimo, aišku, ir vidinių trūkumų to savęs kaip asmenybės, draugų. Aš atvažiavau su tikėjimu, kad aš privalau pasikeisti ir aš turėsiu tiek draugų, kiek įmanoma daugiausiai. Čia buvo mano moto. Tai ir pradėjau save lipdyti kažkaip, žodžiu, iš tos tylios ir žodžiu, susiradau aš tų draugių, tikrai, kadangi studijavau lituanistiką, tai vien tik tais merginos praktiškai buvo mūsų. Tu studijavai lituanistiką, šitą nežinojau. Taip, studijavau lituanistiką, buvo 70 moterų mūsų kurse ir 2 vyrai. Čia žodžiu. Tai va, ir mūsų ten ta grupelė susidarė gal kokių 7 žmonių ir mes eidavom į klubus ir tada šokti tai aš mėgstu, nematau čia nieko blogo, bet kas blogai būdavo, kad mes gerdavom nemažai, nesgi visos geria, tai ir aš geriu, arba būdavo, tarkim, nusiperkam degtinės butelį degtinės, nes tai yra pigiausia, nes mes studentės, ir tada sukam ratu ir kiekviena ten, žodžiu, ir tai kaip čia ten negersi, dar tas keistas toksai. Ir tada, žodžiu, aš atsimenu, kad jaučiu mane pykina, nes perteklius alkoholio, bet aš negaliu negerti, nesgi draugės. Ir tas toksai noras pritapti ir daryti viską, kaip kiti daro, nes tada, aišku, mane atmes. Iš kur aš tai sugalvojau, nežinau, bet tas buvo. Ir būdavo, kad mes einam kažkur susipažįstam su vaikinais ir tada pasiliekam pas juos nakvoti. Aš neįsivaizduoju, kokiu stebuklingu būdu nieko nenutiko. Nes nieko man nenutiko, aš tikrųjų išlikau saugi ir skaisti, o kas galėjo būti, tai aš neįsivaizduoju. Įsivaizduoju iš tikrųjų. Tai arba būdavo, tarkim, ta prasme, tikrai einam pas mažai pažįstamų žmonės švęs kažką. Nebuvo taip audringai, kaip per filmus rodo, bet buvo
dabar, kai pažiūriu atgal, iš to, kame esu, tai man, pakankamai šiaušiausias šis plaukai iš tikrųjų. Tai va taip, viskas, tas gyvenimas klostėsi. Ir tada mano sesė atsikraustė į Vilnių. Ir čia jau kita istorija prasideda, nes aš to pačiu dar, ką aš dar noriu pasakyti, aš buvau labai labai tolerantiška. Visi tie love is love ir panašiai, tai kad žodžiu, kad svarbu mylėti žmogų, nesvarbu kokia jo lytis ir ten kiti dalykai. Tai aš apie save nekalbu, aš kalbu apie toleranciją kitiem. Taip. Tai žodžiu, šitas irgi buvo, kaip paskui kažkaip tais reikėjo su tuo tvarkytis iš tikrųjų, nes pasaulėžiūra buvo labai tokia plati ir matymas buvo platus. O tavo sesė atsikraustė, kai tu kokiam kursą buvai? Aš buvau pabaigus. Tu jau buvai pabaigus. Aš buvau pabaigus, jinai atsikraustė į pirmą kursą. Supratau, ir tada jau kažkas įvyko, ar ne? Jau tavo sesė kažkokią padarė įtaką, aš tai tik nuotrupos esu girdėjus, tai labai bus įdomu išgirsti tą visą istoriją, kaip tikrai Dievas prisilietė, nes man pasakojo šiek tiek, kad Dievas tave palietė bažnyčią, bet bus įdomu išgirsti visas detalės, tad jeigu jūs norite išgirsti, pasilikite su XFM radiju ir po muzikinės pauzės mes pratęsime pokalbį. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Šiandien mes kalbame su Skaidra Kriukaite ir labai džiaugiuosi, kad Skaidra dalinasi savo liudijimu pirmą kartą, ar ne, Skaidra? Taip. Ar apskritai turbūt esi kažkur kitur dalinus? Esu pasakoju žmonėms, kas klausia. Taip. Na, bet pirmą kartą per XFM ir mes sustojame ties tuo, kad tavo sesė atvažiavo studijuoti, kuri yra jaunesnė už tave, tu jau buvai pabaigusi studijas ir kiek žinau, jinai tau padarė įtaką ir atvedė tave į bažnyčią, padėjo tau atrasti Dievą. Tai kaip tai įvyko? Taip, tai Judita, mano sesuo, atvyko į Vilnių, atsikraustė ir pirmam kurse susipažino su vaikinu, kuris vaikšto į Laisvųjų krikščionių bažnyčią ir jisai mano, jeigu aš teisingai atsimenu, dar ten kažkur figuravo agapė, dar tame visame. Ir žodžiu, jinai pradėjo domėtis labai stipriai, jinai praėjo alfa kursą, ją labai stipriai palietė, pradėjo pasakot, mes su mama pakraupom. Aš jau esu, ta prasme, man tai buvo, o kaip tik tada, žodžiu, iš tikrųjų vyko ten tie visi tos laidos, kad įtraukė į sektą, ten, žodžiu, išnešė visas čia pagalves. Čia per televiziją laidos? Taip. Ten, žodžiu, visas pagalves išnešė, išvogė namus, atidavė sektai ir ten, žodžiu, dabar mano sesuo pasakoja, kad kažkokia tai protestantų bažnyčia pradėjo domėtis, Dievas. Ir tai mes realiai iš tikrųjų su mama abi persekiojom Juditą, nes mama būdavo skambinėja nuolatos ir mano, Judita pasakoja, kaip sako, aš sako, esu visada kaip tyčia agapės susitikimas, skambina mama, nes jinai žino, kada tai yra. Ir jau ten prasideda nuo manipulacijų apie tai, kad, kaip sakant, ką tu savo darai ir taip toliau, iki verkimo, kad tu mane į kapus nuvarysi. Žodžiu, klasika. O tu kaip persekėjai? Aš irgi, aš nuolat klausdavau, kas ten per bažnyčią, kur tu čia neini. Tu žinok, jeigu, nes jinai, man pasidalino, kad jis į bažnyčią, mes šiaip labai artimos buvom. Pato tada buvo tas atitolimas, nes žmogus domisi Dievu, aš ne, ir pasilikus tame, kame esu. Ir aš klausiu, jinai sako, kad rytoj eisiu ir aš sakau, jeigu tu nueisi ir ten nėra vitražų ir ikonų, žinok, ten yra ne bažnyčia, ten sekta. Ir aišku, jinai nuėjo į Laisvųjų krikščionių Vilniaus bažnyčią. Tai ten tiesiog yra patalpa, aš neatsimenu netiksliai, kaip ten atrodė, žodžiu, rinkdavomės paskangų, rinkdavosi jie tuo metu paskangus. Ir žodžiu, ir aš klausiu, kitą dieną jau laukiu, nes man baisu, kas ten su mano sese vyksta. Ir sakau, tai kaip atrodo ta bažnyčia? Jinai sako,
jinai moderni. Taip, tai viskas aišku, čia ne ta bažnyčia, žodžiu. Žodžiu, jinai iš tikrųjų, Judita vien norėdama, kad mes nusiramintumėm, pradėjo vaikščioti jaunų bažnyčią, bet vaikščiojo į visas įmanomas grupelės ir Biblijos studijas, kurios nebuvo jaunų bažnyčioje, bet mes to nežinojom ir jinai net nemelavo, tiesiog jinai nieko apie tai nepasakoja. Ir buvo taip, kad mes iš tiesų abi su ją, Judita šiaip iš tiesų meldėsi už mane 2 metus. Ir jinai labai kantriai buvo su manimi ir tai liudydavo, tai neliudydavo, tai pavyzdžiui paliudijo apie tai, kad homoseksualumas tai nėra love is love, man čia buvo siaubas, kaip mano sesuo tokia tolerantiška, o jinai staiga dabar jau tokia baisiai netolerantiška. Ir, žodžiu, jinai bandė sakyti, kad tai nėra taip, kad aš dabar ten užmėtysiu akmenim ar kažką, bet tai yra iš tiesų, žaizda kitą žaizdą atliepia. Ir tuo metu mes iš tikrųjų maždaug po 2 metų abi labai mėgome bardus, tai yra dainuojamoji poezija. Ir Arnoldas Jeleniauskas darė savo koncertą draugams. Albumo kaip ir pristatymą, būtent Laisvųjų krikščionių bažnyčios patalpose ir mano sesuo mane pasikvietė ir sako, bet ten, žinok, yra krikščioniškas bardas. Žodžiu, ir aš nuėjau ir taip įtariai ir žiūriu, ateinu kaip pas kažką namo. Galvoju, gražiausia. O tai kur ten vyko? Iš ties, bažnyčios patalpose, bet, žinai, be vitražųgi. Žodžiu, o visi apsikabino. Jergau, galvoju, siaubas kažkaip, tai čia ne taip. Bet kai klausiausi, buvo labai jautri vieta, jis dainavo dainą broliui ir buvo labai jautri. Man labai jautri, nes mes su Judita šalia sėdėm, mano sesuo. Tai ir aš kažkaip atsimenu, priėjau, padėkojau, biškį apsiverkiau ir jisai man padovanojo albumą. Ir aš tada šnekuosi su Vita Rulinskienė, kuri yra Arnoldo Rulinsko žmona, Laisvųjų krikščionių pastorius, ir sakau, aš šiaip esu, netikinti, bet man norėtųsi ateiti į bažnyčią, ar galiu. Ir taip iš manęs biškį juokėsi, sako, pirmą kartą girdžiu, kad žmogus prašo leidimo ateiti į bažnyčią. Tai žodžiu, tai aš vis tai ateidavau, tai neateidavau, visai buvo, bet labai labai buvo jautriausios vietos būdavo per maldą, kas yra turbūt natūralu, nes tai yra mano dovana, mano kvietimas ir būdavo taip jautriai, kažkas vyksta mano širdį, čia aš dabar suprantu, kad čia kai vykdavo maldos bažnyčiai. Ir aš suprantu, kad tai šventoji dvasia dabar liečiasi, bet tada tai, ir per giesmes, kas yra, aš manau, kitokia malda ir šlovinimas, ir kitaip jautru kažkaip liečiasi. Ir šiaip mano įtikėjimas užtruko ilgai. Aš vaikščiau ir atsibudau kitoj pusėje ir tada galvoju, bet aš tikiu, kad Jėzus yra viešpats, kad jis egzistuoja iš viso. Ir tai va čia tas momentas toksai, kad gerai, iš tikrųjų tai tikiu. Kitas dalykas yra tas, kaip man įsišaknyti jame pavyko, nes tai nevyko greitai irgi. Iš tikrųjų, tai aš nežinau, gal tai reikėtų kitai dalį palikti, nes buvo labai įdomus momentas. Jo, bet labai labai įdomu, kad atrodo buvai tokia priešiška ir tau užteko, koncerto ir paskui tu pradėjai vaikščioti, nors atrodo ir taugi, čiagi ne bažnyčia, čiagi ten sekta, ten dar kažkas, bet visgi ateidavai, kaip nekeista. Taip, ir aš ateidavau ir aš dar labai juokingai per tą patį koncertą buvo, sakau, o čia kokia skani arbata, aš iš pradžių galvau, kad čia bus koks jau narkotikų pridėta. Sakau, iš kur jūs ją pirkote, o tenais Kangų, ta Marija Kang stovi, sako, ir skonis, ir kvapas. Man toksai, taip, labai paprasti pasirodė, paprasti normalų žmonės, ne kažkokie keisti. Tai va, tai realiai man užteko koncerto, bet aš paskui bažnyčią vaikščiau 1,5 metų. Po truputį liečiasi, kažkas vyksta, bet tai ateinu, tai ateinu, nežinau, čia dažytis galima ar negalima, labai tokių buvo momentų, čia ilgus sijonus dėtis ar ne, labai daug tokių mano mitų nukarpė. Vau, matai, atrodo, tiek kartais nedaug reikia. Tai labai įdomu ir iš tiesų išgirsti, kaip tu paskui šaknėjaisi ir dar turbūt dar kelis klausimus užduosi šią temą, tad tie, kurie norite irgi išgirsti visą Skaidros liudijimą, kviečiu pasilikti, o dabar pasiklausykime muzikos. XFM.
Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Tai Skaidra, tau, sakai, užtruko 2 metus, kol tu priėmei tą, kaip ir idėją, kad Dievas egzistuoja, kad jisai yra. Iš pradžių persekėjai Juditą, savo sesę, ar ne, metus, tada pusę metų Pusę metų vyko susitaikymas. Sesė, kažkaip gal ir galima su jie bendrauti, bet šitos vietos tai nelieskim. Taip, bet paskui atėjai visgi bažnyčią, išgirdai Arnoldo Jelenesko bardus, tave visai palėtė ir tada, kaip nekeista, vis ateidavai į bažnyčią ir matei, kad tie žmonės yra normalūs. Tai vat papasakok daugiau apie tai, kad kaip tada tu įsivaizdavai, kad kokie jie turi būti ir kokius tavo įsivaizdavimus sugriovė. Taip, tai aš iš tikrųjų vienas iš tokių, tarkim, iliustracijų galėtų būti, kai mano sesuo draugavo, čia ne iš bažnyčios, bet tarkim, jinai bendravo su Jolita iš Agapės. Jinai dabar Meksikoje yra. Ir aš atsimenu, jie susitinku autobuse tiesiog. Ir, jinai pliurpia, o Jolita yra pliurpalas begalinis. Ir aš taip žiūriu ir galvoju, visai smagi sektantė. Ta prasme, aš taip buvau, tiesiog, aš mandagiai bendravau, bet man iš karto praplautom smegenim čia jie visi ir taip toliau, žodžiu. Tai va, ir aš iš tikrųjų, aš nežinau, ką aš įsivaizdavau. Aš įsivaizdavau, kad nuvažiuosiu ir bažnyčioj ten, žodžiu, prideda narkotikų iš ten. Mačiau, tai neteko girdėti dar. Taip, prideda narkotikų, tada tu kažkaip ten tau smegenis išplauna ir narkotikai padeda išplauti smegenis ir tada, žodžiu, visas pagalves parduodi ir parduodi visą butą užrašai ir, žodžiu, ir prisijungi prie tos sektos ir viskas jau nebėra gyvenimo, žinai, normalaus. Tai va, taip aš ir įsivaizdavau, aš nueinu normalų žmonės ir geriausias tai buvo jo, tas, tarkim, susidūrimas su ta pačia Vita Rulinskienė, kai aš pasakiau, kad aš netikinti, aš esu agnostikė. Vita, taip, kas tas yra? Maždaug visiškai net dvasingai. Tai maždaug, kad aš tikiu, kad kažkas yra, bet nežinau, ar čia Dievas, ar čia kas. Žodžiu, toksai buvo. Tai aš pamačiau, kad, normalūs tie žmonės iš tikrųjų. Arnoldas labai fainas, tikrai labai, labai toks mielas žmogus, jisai šiltas labai. Aišku, tas mano priėmimas, kad staiga padovanojo albumą. Wow, tai aš noriu kišti 10 eurų, tada, tai yra ne eurų, litų tada dar buvo. Žodžiu, ten vyko visokie griovimai mano pačios įsivaizdavimą apie tos žmonės iš esmės. Pirmiausia, tai, ir aš kažkaip galvoju, visai jie smagus, norėčiau gal ir ateiti. Tai sakau, tai ten ateidavau, tai tada per pamokslas labai patiko, kad jis buvo ne tas kaip kataliko bažnyčia, nes aišku, esu buvus, kur ten nieko nesuprantu ir dar nenoriu nieko sakyti, bet kartais tikrai tas dainuojamąją tokia maniera paskaitytas tekstas, nieko aš ten negirdžiu, čia normaliu tonu skaito. Vartoja tokius pavyzdžius kaip, atėjo santechnikas, ten pataisė vamzdžius, ten kažką, ir kaip pas mus ten kažkas, ir aš taip, geras, galvoju, kaip man įdomu, aš pirmą kartą tai girdžiu. Supranti. Taip, būtent. Ir tas labai daug davė man iš tikrųjų. Tai va, po truputį, dar aišku, dainos, kas yra giesmės, žodžiu, ir, tai va, jo, tai sakau tik tiek, kad aš tai ateidavau, tai neateidavau, tai, nes pramiegodavau, neįsiu. Taip, bet vat, man dar kas įdomu, tavo požiūris į tą homoseksualumą, nes tu sakai, kad tu buvai labai tolerantiška meilė ir kad meilė yra meilė ir čia reikia mylėti visus ir nesvarbu čia. Ir sakai, kad tave labai lietė, kaip neigiamą prasme, kai Judita pasakė, kad ne, čia gal yra nuodėmė. Tai kaip tu tą klausimą išsisprendė, kai tu atėjai į tikėjimą, ar tu kažkaip irgi jį sprendėjai, nes vis tiek tai buvo toks vienas, kaip ir tokių trigerių, kur tu buvai, gal kitokį požiūrį turėjai. Šiaip šitas klausimas
iš pradžių tai aš netgi įtikėjus vis dar galvojau, kad meilė yra meilė, čia nesąmonė, nes aišku, visų pirma, nebuvau perskaičius visos Biblijos. Antras dalykas, bažnyčiose ne visada, dažniausiai ta tema mažai liečiama yra. Ir tai Dievas dirbo su mano širdimi po truputuką. Aš iš tiesų skaičiau, radau eilutes ir tada apkylo klausimų, kaip čia dabar yra iš tikrųjų. Ir eidavau pas Dievą, sakydavau, kas čia yra, betgi, kaip čia taip, nesgi žmonės tokie gimė. Ir dar kurį laiką aš su tuo vaikščiau net ne metus ir ne 2. Ir aš nežinau, kažkokiu metu, šventoji dvasia, kur yra manyje, pradėjo keisti mano požiūrį. Aš iš tikrųjų labai turiu daug meilės ir gailesčio tiem žmonėm, man labai liūdna. Aš žinau, kad tai yra didžiulė žaizda ir didžiulis, piktojo iš tikrųjų, kaip pasakyti, prisilietimas. Ir labai tai yra jautri vieta iš tikrųjų. Tai aš kažkokiu tai metu supratau, kad bet ne, tai yra žaizda. Ir tai žmonės, nėra įrodyta, kad jie gimsta tokie. Ir po to dar yra išleista serija, kaip pasakyti, kompaktų, kur vyrai buvę homoseksualūs ir dabar atsivertė ir atradę Jėzų, liudija ir kaip tai nutinka. Dėl stiprių moterų, mamų. Ir dar jeigu jie yra jautresnės natūros, jeigu juos ten užspaudžia, ta prasme, ten yra visa serija ir aš kažkaip pasižiūrėjau šitą ir apie moteris tas pats yra. Ir man taip labai stipriai sudėjo į vietas. Aišku, neatsimenu nei pavadinimo, nei nieko, bet aš tada supratau, kad iš tikrųjų tai dar kiek daug daro aplinkybės ir kaip tarkim, atstumia tą žmogų, jeigu jam neduoda to švelnumo, nes vyrai nėra visi tokie, kad toks tvirtas iš akmens. Ir jeigu jam neduoda to švelnumo, jeigu, tarkim, jisai gal nenori to futbolo žaisti, gal jis nori tapyti, tai tada jie ieško panašių į save, kur gali burtis. Ir jeigu 2 ateina su tom pačiom žaizdom, taip ir gaunasi, kad vienas kitą atranda ir atliepia. Ir su moterimis ten yra dar sudėtingiau iš tikrųjų. Man reikėtų pasikartoti, bet man labai daug atsakė šito. Supratau. Žinau tik tais vieną, kad Dievas jos labai labai myli ir nepaisant to laukia vis gerdi iš tikrųjų pas jį, kad ateitų. Taip, ir labai tą pasakei, tiesa, kad užtrunka kartais, kad nereiškia, kad tu tikėjai, dabar viskas, žinai, visas tavo požiūris turi pasikeisti, bet kad tai irgi yra procesas. Iš tiesų nepakalbėjom apie tą dalį, kaip tu šakneisi, kažkaip dar turėjau daug kitų klausimų, bet dabar pasiklausysim muzikos ir tada pakalbėsim, kaip tas procesas vyko tavo įsišaknymo Kristuje, augimo, nes, kaip sakei, nebuvo lengva, buvo tokio pasipriešinimo, bet tu jį atlaikei ir bus įdomu išgirsti kaip. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki visi, kurie klausotės XFM ir laidos Jaunimo kodas. Šiandien su manimi svečiuose yra Skaidra ir ji dalinasi savo liudijimu. Skaidra, tikrai labai įdomi tavo istorija. Man labai gražu, kad tu labai taip palaipsniui ėjai pas Dievą ir kad gal nebuvo taip jau greitai, bet ir kartu toks, gal ir toks stabilesnis, po truputį tas procesas, kai tu iš pradžių persikei sesę, tada visgi atėjai į koncertą Geleniausko ir tave kažkas palietė, tada taip retkarčiais ir bažnyčią ateidavai. Tai kaip tada tas procesas kaip vyko tas įsišaknymo procesas, nes kiek suprantu, tai buvo, Dievas prie tavęs jau lietėsi visą tą laiką, kai tu vaikščiai bažnyčią, tu tiesiog vieną kartą atsikėlė ir sakai, aš visgi tikiu. Tai ką tu tada darėjai su tuo, kad tu tiki, nes tikrai yra istorijų, kad, žinai, tu tiki, paskui ir netiki, žodžiu, toks vėjo blaškomas esi, tai kaip tavo gyvenime tai vyko. Taip, tai žodžiu, buvo labai įdomu tuo, kad kas man pasikeitė. Iš pradžių niekas. Aš iš tikrųjų, supratau, kad aš tikiu. Tai nueidavau į bažnyčią arba vėl nenueidavau. Žodžiu, nes turbūt sunkiausia buvo keli dalykai. Vienas iš jų tai prioritetų pakeitimas, nes man labai natūraliai gavosi, kad dar priešinosi visas vidus, kad dabar gerai tikėjus, reikėtų kažką keisti. Nenoriu.
Tai būdavo taip, šeštadienį vakaras aš mezgu iki 3 nakties Mezgi, Taip. čia tavo pomėgis. Dabar jau nebemezgu, bet tada įsivaizduok, aš mezgu iki 3 nakties, aišku, aš tada pramiegu, nebeatsikeliu ir nenueinu į bažnyčią, nes mezgiau iki vėlios nakties. Nu ir šiaip Judita galvoja, kad aš nežinau, ar jinai tikėjo. Vargšiai dar porą metų, nes aš tai ateinu, tai neateinu, tai ateinu, tai neateinu. Ir man toksai meldžiuosi, aš nesuprantu, į niekur eina ta malda. Ir dar plus mama prisidėjo, nes dabar antra dukra. Ir aš iš tikrųjų labai racionaliai su mama pakalbėjau, sakau, žiūrėkit, ar aš išnešiau pagalbės iš namų, tos pagalbės. Ar aš aš pinigų nedalinu ten kažkur į kairę į dešinę, apie 10 aš nepasakau, nes galvoju, čia bus per daug. Aišku, tada nes juos ir dar nemokėjau, čia irgi kita tema, nes man užtruko viskas. Tai mama nusiramino, kai vyresnė sesuo pakalbėjo su ja racionaliai, jinai išgirdo šitą kažkaip tais. Bet man tai buvo tas momentas, kad sakau, tai su mama susitvarkėm, aš negirdžiu Dievo. Liktais tikiu, bet negirdžiu. Ateinu į pamokslą, ten vartoja kažkokius žodžius. Evangelija, kas ta Evangelija? Geroji naujiena, kas ta geroji naujiena? Žodžiu, tas buvo dar sunku suprasti. Arba ten sako pamokslą, šauna žodį, vardą Potifaras. Kas tas yra? Potifaro žmona. Man tas buvo labai sunku suprasti, apie ką čia yra. Reikėjo sekmadieninę mokyklėlę. Reikėjo sekmadieninę mokyklėlę. Aš dėl to iki šiol dabar atsimenu, kad kai prisijungia naujas žmogus, kad jam papasakot ir paaiškinti. Ir kartais man toksai, o čia šitas yra iš ten ir ten ir ten. Nes mes, bažnyčiose kartais taip nutinka, kad mes vartojam daug krikščioniško žargono, kaip aš vadinu, ir tada tas naujatikis, apie ką čia yra, žinai. Kada man pasikeitė viskas, kai mūsų bažnyčia išaugo tiek, kad ryte, mes kur rinkdavomės, jau nebeišėjo susirinkti, nebetelpam, tai persikraustė prie pat mano namų į kitą bažnyčią, kuri rinkdavosi rytais ir mums davė vakarus. Jau tada buvo nebepadoro, kaip nebevėluodavau aš tenais, nes jau mes rinkdavomės nuo 4 ar tai nuo 5 vakaro, man atrodo. Tai tada kiekvieną dieną pradėjau eiti ir tada jau kažkaip sujudėjo ledai. Ne kiekvieną dieną, atsiprašau, kiekvieną sekmadienį. Ir tas labai padėjo, tos kolonos sekmadieninės padėjo man įsitvirtinti ir tada, kai jau vėl kraustėmės, nes dar išaugom, jau tada nebebūdavo problema atsikelti ryte 11 valandai į pamaldas. Tai Dievo girdėjimas atėjo po truputį, raštas gyvas pasidarė po truputį. Kitas dalykas yra tas, kad aš netikėjau, kad mano maldos veikia, kad mane Dievas girdi. Tai jisai prie manęs prisilietė per sapną. Aš susapnavau, kad aš meldžiuosi ir žmogus pasveiksta. Ir aš galvoju, gerai, atsikeliu ir aš paskui tik suprantu, kad aš, kai kažkas nutinka, tai aš kai sutinku, kad melsiuos, tai dar jeigu kažkas kitas melsis, tada jau tikrai bus gerai. O jeigu aš viena, tai turbūt nelabai kas. Ir man toks keistas momentas buvo, tiesiog nežinau iš kur impulsas šaukti, išėjau į balkoną ir šaukiau, aš atsisakau melo, kad... Čia būtų balkone? Savo pačios. Aš Vilniuje, namuose. Aš atsisakau melo, kad mano maldos neveikia, bet kažkas pasikeitė po to pareiškimo, tokio garsaus. Tai. Ir tada, ir labai įdomu, šėtonas iš tikrųjų puola mūsų esminį pašaukimą, ar ne? Tai va čia tas buvo toks įdomus momentas, kad grinai tas, apgauti, kad neveikia. Tai man ta malda pradėjo keistis, aš pradėjau tikrai raštas pasidarė gyvas, tada pradėjo tas toksai stiprėti Dievo troškulys. Buvo krizė, nes aš neturėjau vaikino, neturėjau ir dar kažkaip pareiškiau savo, kad jeigu iki 27 metų nesusirasiu, tai aš nusižudysiu. Oho, čia jau tikėjus. Taip, ir nutiko tie 27 metai ir aš neturiu vaikino. Ir aš pradėjau planuoti, kaip aš nusižudysiu. Čia rimtai? Taip. Wow.
Ir tada, žodžiu, iš tikrųjų Dievas man dar labai stipriai prisilietė, kai po to aš ten savigailoje ir tame visame planavime pravaikščiojau gal porą mėnesių ir atėjau į jaunimo susitikimą į maldą ir aš pasidalinau vienai merginai, kuri mažai mane pažinojo ir jinai atsiklūpė ir pradėjo melstis verkdama. Ir va tada man pramušė, kad šitam žmogui visgi aš rūpiu. Nors aš vaikščiau tame mele, kad man nieko aš neįskaudinsiu, aš nieko neturiu, kaip yra juokinga, ar ne? Turiu sesę, tėvus, daug draugų, bet tuo metu taip buvo akis užblūrintos, kad aš maniau, kad aš nieko neįskaudinsiu. Ir va tada man labai stipriai Dievas atstatė, taip stipriai per tos merginos maldą ir verksmą, iš tikrųjų. Ir nuo tada vėl buvo kitas lygis, iš tikrųjų tas supratimas, augimas ir šaknymasis, kad ne vyras patenkins. Aš dabar vis dar esu viengungė ir galbūt nutrokščiau to vyro, bet tai yra nepalyginamas suraškimas su tuo, kaip aš trokštu Dievo. Taip, wow. Labai, labai jautri istorija, toks net nežinojau to. Ačiū, kad pasidalinai. Ir Skaidra, kiek dabar tu esi tikėjime, kiek metų? 16 metų. Wow. Tai jau tokia turi patirtį tikrai, daug ko esi mačius. Tai labai buvo įdomu tavęs klausytis. Tikrai mūsų, aišku, tas laikas laidos nėra toks jau ilgas, bet manau, kad svarbiausius dalykus pasakėm ir labai ačiū už tavo pasidalinimą. Ir pabaigai norėtųsi padrąsinti tos žmonės, ar kas klausosi, ar jaunimą, kaip iš tiesų ieškoti Dievo, kai tu esi tokiame dar blaškaisi, kaip galbūt ir tu pati ieškoji tų atsakymų, ką daryti, nes tikrai tu įtiki ir daug kam yra sunkus tas procesas, labai daug abejonių, labai daug klausimų, kartais ir tie patys krikščionys neturi visų atsakymų ir tu tada toksai atrodo vienišas, nesuprantantis lieki. Tai koks būtų tavo patarimas iš patirties, kurią tu turi? Tikriausiai pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad nesvarbu, kame tu esi, nesvarbu, ką tu įsivaizduoji esi padaręs, ar nesvarbu, kad galvoji, kad tau nereikia Dievo, tau jo reikia. Ir Dievas yra taip tave pamilęs iš tikrųjų, kad tu negali net išmatuot. Tai ar yra kitas toksai, kuris sako, kad aš beldžiuosi ir jeigu tu atidarysi, aš ateisiu ir vakarieniausiu su tavim. Ir iš tiesų tai reiškia, kad jis sėda prie stalo. Ar yra kitas Dievas, kuris sėda su tavim prie stalo ir vakarieniauja? Tai ką aš noriu pasakyti, kad noriu labai padrąsinti, kad net jeigu nesuprantama ta Biblija, ar nesupranti, nežinai atsakymų, tu paklausk, ieškok bažnyčios, kuri tau atrodo prie širdies labiausiai ir paklausk žmonių. Paklausk, paprašyk maldos, ieškok ir kreipkis į Dievą. Dievas tave klausosi, jisai tave girdi, jisai nori tavo širdies, jisai tave myli be galo ir be krašto. Ir taip, ir iš tikrųjų net pasirinko, kad patirti tą sūnaus netekimo skausmą, nes kai Kristus kabėjo ant kryžiaus, Dievas neteko savo sūnaus tam momentui, o Kristus neteko savo tėvo. Ir taip nutiko dėl tavęs. Tai tiesiog... Taip, ačiū labai. Labai svarbu prisiminti tą tiesą, kai mes abejojam, ar Dievas mane myli, tai tikrai prisiminti, kad jisai mirė už tave ir jisai tikrai tave myli, jeigu nejauti ten ar kažkaip tų jausmų nėra, bet taip. Ačiū tau tikrai už padrąsinimą ir tikrai svarbu ieškoti ir belsti ir kaip tavo liudijimas rodo, kad tiesiog po truputį eini, abejoji, bet tada meldies ir ateina tie atsakymai. Tai Skaidra, ačiū, kad buvai, ačiū, kad atėjai ir labai buvo įdomu išgirsti savo liudijimą, o klausytojus noriu irgi padrąsinti, parašyti mums, jeigu turite liudijimą, istoriją ar galbūt temą, kurią norėtumėte, kad mes pakalbėtume, tai parašykite į Facebook žinutę ar jaunimokodas@gmail.com ir mes su jumis susisieksime. Na, o dabar laidą jau baigiame, su jumis buvau aš, Gabrielė Krulytė, ir primenu, kad laidų galite pasiklausyti Spotify ir SoundCloud ir YouTube kanale ir sekite mus Instagrame ir Facebook'e. Na ir viskas, jau dabar tikrai baigiu. Iki kitų susitikimų. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą ir tokiu būdu sekti visas mūsų naujienas. Taip pat pasidalinkite šiuo įrašu su savo draugais bei artimaisiais. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote.